Dievas gali ir jisai paprašo iš tavęs tam tikrų dalykų. Žinai kodėl? Tu esi sandoroje su juo. Aš atsimenu, Benihino liūdėjimą jis pasakojo vieną kartą. Jisai buvo labai palaimintas po vieno kažkokio susirinkimo. Sako, Dieve, aš tau viską atiduodu. Sako, atiduok tai, atiduodu, atiduok tai, atiduodu, atiduok tai, atiduodu. Ir tada jis draugavo su drauge. Atiduok man Mišelę. Tai buvo jo draugė. Ne, Mišelę negaliu atiduoti, sako. Ar jis turėjo taip? Galų gale viskas baigėsi, kad jisai nesusitokė su Mišelė. Bet paklausyk, Dievas gali ir nori iš tas paprašyti tam tikrų dalykų. Žinot, ko jisai nori iš tas numeris 1 paprašyti? Jis nori ir jis prašo. Jis nori iš tavęs paimti tavo kūniškumą. Paklausyk. Yra reali istorija šitą savaitę. Čia paskutinė istorija. Manęs paklausė, kokia bus savaitės maldos tema. Ir aš pasakiau, kad žmonės taptų maldininkai. Ir tarnautai, visi taptų maldininkai ir tarnautai. Ir viena sesuo, ir aš paėmiau rašto vietą. Izaja 56:7. Sako, reikia perskaityti. Aš jau dar neišmokau atsimintinai. Kitas pacituosiu jau, kadangi. Žiūrėkit, kas čia parašyta. 56:7. Atvesiu į savo šventąjį kalną ir pradžiuginsiu savo maldos namuose. Jų aukos ir deginamosios aukos bus mėgiamos ant mano aukuro, nes mano namai bus vadinami maldos namais visoms tautoms. Aš turiu omeny, kad bažnyčia yra maldos namai, kad visi žmonės, tikintieji, kurie yra, jie turi būti kokie maldininkai. Ir tas sesuo sako, o kodėl čia šitoj rašto vietoj kalbama apie aukas? Jo. Argi reikia Naujajam testamente aukų? Ir aš parašiau, aš pasakiau, čia mes apie tai, kad namai, maldos namai, mes turim būti visi maldininkai. Bet žinot ką, aš taiga suvokiau vidury savaitės, ar čia kažkur į pabaigą, kad aukos vis dėlto reikalingos. Ir kad Naujajam testamente yra aukos. Žinot, kur jos yra? Romiečiams 12:1. Ten parašyta. Aukokai maldauju dėl Dievo gailestingumo. Aš noriu paklausti vieną dalyką. Kas patyrė šičia esančių Dievo gailestingumą? Kad Dievas tau buvo gailestingas. Jis parodė tau neužtarnautą palankumą, kuris vadinasi malonė. Ir kas ten parašyta? Aš maldauju, broliai, dėl Dievo gailestingumo aukoti ką? 10 ir daugiau pastoriui, kad jis važiuotų naujausių Lexusų, ne iš Vokietijos atvarytų kažkokio tai jau parūdėjusių. Ar tai parašyta? Ne, taip neparašyta. Parašyta, aukokite savo kūnus kaip gyvą Dievui patinkančią auką. Tai yra jūsų kas? Sąmoningas. Pasakykit visi sąmoningas. Tarnavimas. Paklausykit. Kada ir kad eglutė pasakojo labai gerai, paklausykit. Kada mes ateinam į bažnyčią, mes įtikim. Ten būna. Mes tokie perpildyti. Vat atsimenu, aš vežiau Irmutę. Irmutę atsimenu, aš jūs vežiau. Jis gyvena kitoje upės pusėje ir aš ją vežiau dėl jos kojų į visiškai netoli, va čia, 5 minutės. Ir jinai 5 kartus pasakė, kaip įdomu, net negalvojau, kad taip gali būti. Jinai aikčiojo.
Čia buvo brolio Krimcevo, Igorio, koncertas. Žodžiu, ir po to koncerto, ar gali būti taip įdomu? Aš nesakau, dar kartą pakartokite. Bet žinot kas, aš pasakysiu vieną dalyką. Kaip šeimoje, santykiuose, žinot, mes išeiname, kas visi žino, ne? Kad po tam tikro laiko tas dingsta, ar ne? Tu pamatei, aš brangioji, pamačiau tave, tiesiog apsvaigau. Seniau tai buvo, ne? Ar buvo tai? Ir staiga tu žiūri ir to nėra. Būna. Nu, aišku, čia Vaidas yra atskira respublika. Jisai visada pamato. Bet aš noriu pasakyti šitą kokį dalyką. Dievas nori, mes įeiname į sąmoningą santuoką. Mes nesirime tik jausmais, nes savo, bet Dievas nori, kad mes sąmoningai tarnautume jam. Ar mes norime eiti penktadienį į maldą? Ne. Geriau su Coca-Cola ir traškučiais. Žiūrėti didį penktadienio filmą, aš juokauju. Aš nežinau, ar tokie yra, bet aš noriu pasakyti, žinot, kad Dievas nori, kad mes apsispręstume tarnauti. Ir jisai nori, ir jis reikalauja iš mūsų kūniškumo. Bažnyčia, žinot, kas iš tikrųjų yra bažnyčia? Bažnyčia yra statybvietė. Kodėl Jėzus pasakė, aš pastatysiu bažnyčią? Kaip jisai stato, ir aš pasakysiu, kaip jisai stato. Jisai stato per, žinoma, tik tai per pastorių. Nu ir dar pastorienę. O visi kiti ne. Ne, jis stato per kiekvieną iš mūsų. Pažiūrėk į savo kaimynę ir pasakyk, tu esi statybininkas. Tu esi statybininkas. Aš džiaugiuosi. Iš tikrųjų, Stasys yra tikras profesionalus statybininkas. Kartais, kai mes važiuojam kartu, sako, va, aš šitą stačiau pastatą. Bet paklausykite, mes esame Dievo karalystės statybininkai. Ir numeris 1, paklausykite, numeris 1, kaip mes statome, yra malda. Tavo malda asmeniškai, paklausyk, tavo asmeniškai malda namie. Tu turi atrasti laiko susitikti su savo mylimuoju. Ir numeris 2. Čia nėra arba. Yra ir tu susitikti su juo asmeniškai ir tu dalyvauji šičia. Aš iš tikrųjų žinau, kad Dievas nori padaryti galingus dalykus šitoje vietoje, šitame mieste, šitame regione. Bet jisai ieško tų, kurie pasakys apie savo Izaoką. Dar vienas apreiškimas. Paklausyk. Kiek kūnų tu turi? Vieną. Tu turi vieną vienintelį viengimį savo kūną. Ir tai yra tas Izaokas, kurį Dievas nori, kad tu atiduotum jam. Nesudegintum, nebūk Romų kalanta, Dievas to nenori. Jis nori, kad tu melstumėsi, kada tu to nenori. Amen. Pasimelskime.